celebrating 50-year jubilee of the church that supports the Black Forest Academy. It's called Black Forest Christian Fellowship. Ir mokykla švenčia 70 metų, o bažnyčia, kuri susijusi su mokykla, švenčia 50 metų jubiliejų. So yeah, thank you for joining us today. We especially welcome those who are listening in from Klaipėda or Lithuania or on the road to Budapest. Ir ypač sveikinam tuos, kurie iš Klaipėdos, Lietuvos klausosi, ar pakeliui į Budapeštą. And of course, yes, today in Lithuania is Mother's Day. Ir taip pat sveikinam mamas Lietuvoje, nes šiandien lietuviška mamų diena. So we greet and honor all the mothers today. Ir norim pasveikinti ir pagerbti visas mamas. Those who are still with us and those who are in heaven. Ir mes prisimenam tas mamas, kurios yra su mumis, ir taip pat tos, kurios jau yra danguje. So yeah, and bless Pastor Mushvik as he's driving with Davidus and Jolanta. They just had a great time fellowship with the church in Warsaw. Taip pat meldžiamės už palaimintą kelionę pastoriui Mušvik su Deividu ir Jolanta ir girdėjom, kad buvo palaimintas laikas Varšuvoje, Lenkijoje. So now we trust that maybe tomorrow or even now they're already driving towards Budapest to fellowship with our church there. Tai iš tikrųjų ar šį vakarą, ar rytoj išvažiuoja į Budapeštą. And so that Pastor Mushvik can also pick up his things that he will need for the summer. Pastorius Mušvik irgi atsiveš savo likusius daiktus, kiek girdėjau. So yeah, thank you for your prayers and for the provision God has provided, hasn't he? He's been faithful this whole year. Tikim, kad Dievas jisai aprūpino ir jisai yra ištikimas per visus šitos metus. Yeah, so we've been here since August 12th. Ir mes čia Vokietijoje esam nuo rugpjūčio 12. And so yeah, it's been like a real place of healing. Ir čia ypatinga tokia vieta yra ir išgydymo vieta. It's been like Eurocon every day for all these 10 months, whatever it's been. Kiekviena diena yra tarsi būtumėm konferencijoje, bažnyčios konferencijoje. Maybe only 8 months, but still, yeah. And so this week it's been also a full week. I see in Baltimore we are following the messages as much as we can. Ir matom, kad Baltimorėje taip pat šitą savaitę tokia labai pilna visko ir mes kiek įmanoma iš tikrųjų sekame, klausomės pamokslų iš Baltimorės. So yeah, even Pastor Toll is every week sharing something theological to define our position in greater grace, where we stand with our free grace theology. Ir pastorius Toll kiekvieną savaitę dalinasi apie mūsų bažnyčios teologiją ir ką tai reiškia ta malonės teologija. Yes, permit me to reveal that much that we are free grace believers, thinkers. Our church, Greater Grace. We even belong to the Free Grace Alliance, as far as I know. Nežinau, kaip čia lietuviškai reikėtų išversti laisvos malonės, ar yra tokia bažnyčių sąjunga, bažnyčių, kurios akcentuoja malonę. So Pastor Toll shared about that. I think it was the Wednesday lunch wrap. Ir man atrodo, trečiadienį per pietų diskusiją Baltimorėje pastorius Michael Toll dalinasi apie tai. So this is very important, this teaching that separates salvation from discipleship. Tas mokymas yra svarbus ir jis atskiria iš tikrųjų išgelbėjimą nuo mokinystės. And why is this significant? We as free grace believers, why is this significant? Ir kodėl tai yra svarbu, kodėl mes taip akcentuojam tą malonę? Well, if you search AI and go and investigate through ChatGPT, you'll see that only 10%. It used to be 12, but now it's down to 10% of American Christians would be associated with free grace. Ir dabar iš tikrųjų jau skaičius yra, kad tik 10% Amerikos krikščionių palaiko tą laisvos malonės teologiją. And these are the churches that believe in finished work, positional truth. Nemokamos tokios malonės ir tai yra bažnyčios, kurios tiki atlikto darbo pozicinė tiesa.
right? Whereas the other 90% of American Christians, which altogether we're only about 1% of all the Christians in the world. Ir kiti 90% krikščionių Amerikoje, o pasaulyje 99%. So first of all, we're not a majority, that's for sure. Yeah. Mintį gal išbaigti. Huh? Yeah, gal mintį kažkaip išbaigti. Ką tie 99%? Yes. So, yeah, 99% of Christians do not separate salvation from discipleship, let's say. Jie Let's say kažkaip like we do. neatskiria taip kaip mes išgelbėjimo nuo mokinystės. They don't separate justification and sanctification. They lump it together as one. Ir taip pat neatskiria justification. Išteisinimo ir pašventinimo, bet žiūri, tai tarsi būtų vienas dalykas. Right? We shared not so long ago about Matthew 11:28 to 30. Ir neseniai mes dalinomės iš Mato 11, 28 iki 30. Yeah, where Jesus says, "Come unto me, all you who labor and are heavy laden, I will give you rest." Kur Jėzus sako, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, ir aš jūs atgaivinsiu. Right? And that rest speaks of justification, of salvation. Ir tas atgaivinimas kalba apie išteisinimą, apie išgelbėjimą. And in free grace, we believe that salvation is by faith alone, Ir in mes Christ alone, tikime, kad išgelbėjimas yra tik tai per Kristų ir tik tai per malonę. by grace alone. Ir tik tai per tikėjimą. By faith alone, through grace alone, Vien tik per tikėjimą, vien tik per malonę, vien in tik Jesus per Kristų. alone, in Jesus alone, and through the Word of God alone, Vien tik per Dievo žodį. and for the glory of God alone. Ir vien tik Dievo šloviai. Well, that's the five solas, that is more associated with Reformed theology, Reformed believers. Ir tie 5 punktai yra iš reformatų teologijos, tie 5 tik, per kuriuos mes esame išgelbėti. Yeah. So this is from the days of Luther and Calvin. Ir tas mokymas mus pasiekė iš Liuterio ir Kalvino laikų. So this is a very important discussion. Is it really enough just to believe in order to be saved? Believe and receive. We don't have to do any good works, don't have to repent of anything except that we didn't believe before. Ir tai yra labai svarbus klausimas, ar užtenka iš tikrųjų tik tai tikėti ir priimti, ar tikrai nereikia kažkaip atgailauti dėl kažko, tai vien tik dėl savo netikėjimo mes turime atgailauti. Right, so we're going to maybe touch upon this, but maybe not, I don't know, but I'm really interested in what Pastor Toll is bringing up, and I think there needs to be more of a discussion about this. Ir man tikrai įdomios tas temos, kurias pastorius Michael Toll iškelia ir gal daugiau reikėtų kalbėti apie tai. Because it sounds like that's the only way to believe. That we are the only 1%, but it's the only way to believe the way the Bible teaches. Ir nors mes gal atstovaujam mažumą su savo teologija, bet atrodo, kad nėra kito būdo, kaip tikėti. But there is another way to look at these issues, these verses. Iš kitos pusės. So we're only going to begin to scratch the surface here again today. Ir mes gal irgi nespėsim daug iš tikrųjų aptarti, tik tai iš paviršiaus. We only have a half hour total, so we won't keep you too long. All right, so last week we talked about 1 Corinthians 1. Praeitą savaitę mes žiūrėjome 1 Korintiečiams 1 skyrių. Where we spoke about, the name of the message was, what is carnal Christianity? And, that we balanced it with what it means to walk in the Spirit. Ir tema buvo, kas yra kūniška krikščionybė ir ką tai reiškia gyventi dvasioje. So we want to again touch upon this, like the warfare, the spiritual warfare that goes on between the flesh and the spirit. Ir mes esame toje dvasinėje kovoje tarp kūniškos prigimties ir Dievo dvasios. Now, it says in 1 Corinthians 1:12 that, now this I say, that every one of you saith, I am of Paul, I am of Apollos, I am of Cephas or Peter, and I am of Christ. 1 Korintiečiams 1:12.
Turiu omeny tai, kad iš jūsų yra tokių, kurie sako, aš esu Paulius, aš Apolo, aš Kefo, aš Kristaus. And we mentioned that long ago, back over 40 years ago, Pastor Stevens used to teach in BCD class. Before it was ABD, it was called BCD, Basic Christian Doctrine class, Bible class. Ir iš tikrųjų mes minėjom jau, kaip pastorius Stevensas mokindavo per tas kokias pamokas? BCD, Bible, Gal netaip svarbu per Bibliją. Christian doctrine, basic Yeah. Christian doctrine. Kaip pastorius Stevensas mokino per tas Biblijos instituto pamokas. Yeah, it was the main class that Pastor Stevens used to teach before all the other classes. And he said that all these four groups were carnal because they were divisive. They were this factiousness, the factions in the church in Corinth was a problem. Ir jisai sako, kad iš tikrųjų visi tie, kurie sakė ten aš Paulius ar aš Apolo, jie buvo kūniški, nes jie prisijungė prie kažkurios tai grupuotės bažnyčioje. In chapter 3 he mentions it again that I brethren could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. I fed you with milk and not with meat, for I thirst you were not able to bear it, neither yet are you able now. Trečias skyrius, pirma eilutė. Aš, broliai, negalėjau kalbėti jums kaip dvasiniams, bet kaip kūniškiams, kaip kūdikiams Kristuje. Yeah, and then verse 2 also. Ir antra eilutė. Maitinau jūs pienu, netvirtų maistu, kurio jūs negalėjote priimti, net ir dabar negalite. Then verse 3 it says, for you are yet carnal. Net ir dabar negalite, nes tebesate kūniški, trečia eilutė. Right, so there is such thing as carnal Christianity. The Christians in Corinth were carnal. Taigi krikščionis gali būti kūniški, nes Paulius Korinto krikščionis vadina kūniškais. And he explains why he believes that they are carnal, because there is among you envying, strife, divisions. Are you not carnal and walk as men? Ir toliau yra tas paaiškinimas, ką reiškia būti kūniškais. Sako, jeigu tarp jūsų pavydas, nesantykiai ir susiskaldimai, argi nesate kūniški, argi nesielgiate grinai žmogiškai. And then finally here, verse 4. Ir ketvirta eilutė. For while one saith, I am of Paul, and another, I am of Apollos, are you not yet carnal? Kol vienas sako, aš Paulius, kitas aš Apolo, argi nesate kūniški. And Pastor Stevens said that actually the worst group were those who said, no, we just follow Jesus. Ir kaip minėjau, pastorius Stevensas sakydavo, kad blogiausia buvo ta grupė, kuris sakydavo, mes nei jokių žmogum nesekam, tik tai Jėzumi. Right, so they didn't follow Paul or Peter or Apollos. They just followed Jesus. Of course, he is in heaven at the right hand of the Father. Jie sako, mes nesekam žmogumi, tik tai Jėzumi, bet Jėzus dabar yra danguje, tėvo dešinėje. So why is that so bad? Ir kodėl tai blogai, kai žmonės sako, mes nieko daugiau nesekam, tik Jėzumi. We know lots of people that they no longer go to church, but they still follow Jesus because they feel like everyone in church is sleeping. Mes pažįstame tokių žmonių, kurie neina į jokią bažnyčią, bet sako, aš sakau Jėzumi, tik tai Jėzumi, nes bažnyčioje visi kiti miega krikščionys. So they do find maybe other like-minded Christians like they are who really want to go forward with Jesus, and they get together and pray and have testimonies. Ir tuomet jie gal susiranda keletą savo bendraminčių tokių ir jie meldžiasi kartu, dalinasi liudijimais. But it's outside the church. Bet ne bažnyčioje. See, they're just following Jesus. Ir jie sako, mes sekame tik tai Jėzumi. They're not committed to a church any longer. Ir tokie žmonės nėra iš tikrųjų pasišventę bažnyčiai. They might go once a month. Gal jie kartą per mėnesį neina aplankyti. But really what's more important is what they're doing outside the church. Bet jiems yra svarbiau tai, ką jie daro ne bažnyčioje. And that's what can be very dangerous. Bet iš tikrųjų tai gali būti labai pavojinga. All right, let's look at this some more. 2 Corinthians chapter 8, we didn't read this verse last week. 2 Korintiečiams 8. Everyone should know this verse
by heart, or at least where to find it. It's in verse 5 of chapter 8, 2 Corinthians 8:5. Korintiečiams 8:5 yra svarbi tokia eilutė ir turėtumėm ją žinoti. Ir sako, ir ne. Yeah, and this they did not as we hoped, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Sako, ir ne tik taip, kaip tikėjomės, bet visų pirma atsidavė Viešpačiui, o paskui Dievo valia ir mums. So this verse is very key in understanding where the priorities are. Ir štai eilutė mums padeda suprasti, kokie turėtų būti mūsų prioritetai. Yes, we first give ourselves to the Lord. We follow Jesus first. Taip, pirmiausia mes atsiduodame Jėzui, pirmiausia mes sekame Jėzumi. But we also are committed to the pastor, the elders, the apostles. Back in those days, they were still apostles. Iš tikrųjų pasiduodame ir Dievo tiems žmonėms, Dievo vadovams. So they gave themselves first, their own selves to the Lord, ir sako, pirmiausia, jie atsidavė Viešpačiui, and unto us by the will of God. o paskui Dievo valia ir mums. So see, it's not an either or fallacy. It's both. Ir tai nėra, kad arba, bet iš tikrųjų ir Kristui, ir žmonėms. And we can say like, okay, well, are we talking about the ideal church or the reality of what church is really like? Ir kažkas gali sakyti, tai apie ką mes kalbame, ar apie tikrą bažnyčią, ar apie tai, kokia bažnyčia turėtų būti. Yeah, the ideal church. What should church really be like? Well, that's the way it should be like. We should be totally committed to God first, but also to the church, which means to the leadership of the church. Iš tikrųjų, bažnyčia yra tokia, kad pirmiausia mes atsiduodame Kristui, o paskui bažnyčios vadovybei. And of course, there's other verses we could read how we submit to one another. Ir taip pat sako, iš tikrųjų, pakluskite vieni kitiems. Right? We submit to one another in humility. Mes paklūstame nuolankume vieni kitiems. We serve one another as more important than their own selves. Ir mūsų tarnystė, mums svarbiau patarnauti vieni kitiems negu savo patiems. All right, so now this idea of carnal Christians. Now let's look at, we all know the parable of the sower. Bet jeigu sugrįšim prie tos minties apie kūniškus krikščionius, tai gal mums padės suprasti tas palyginimas apie sėjėją. It's in 3 places, in Matthew, Mark, and in Luke. Ir jis yra pakartotas 3 evangelijose, Mato, Morkaus ir Luko. So to save time, we're just going to look at the portion in Luke because it explains it most specifically. Ir gal mes pažiūrėsim į Luko evangeliją, nes ten tiksliausiai yra daugiausiai detalių. And it, because here, Jesus in Luke 8 explains the parable, one of the rare places where the parable is explained. 8 skyriuje pats Jėzus paaiškina palyginimą ir šiaip ne visuomet jisai paaiškindavo savo palyginimus. And we know that there are it's more a parable of the 4 soils, 4 grounds that the seed can be planted in. Šitas palyginimas yra apie 4 skirtingas dirvas. Now let's read this in light of what it means to be a spiritual Christian or a carnal Christian. Ir dabar skaitykime šitą palyginimą su tuo klausimu, ką reiškia būti kūnišku ir ką reiškia būti dvasiniu krikščionimi. And remind me that we will, after this, go to Romans 6:6. I wanted to make sure to read that portion. 6:6. Something new I heard this week that I never heard before. Šią savaitę išgirdau tokią naują mintį apie tą rašto vietą. In regard to the old man and the flesh. Apie tą seną Senasis, right, we say. Žmogų arba nuodėmingą prigimtį. Okay, in verse 11, Luke 8, it says, now the parable is this, the seed is the word of God. Okay, so that's clear. Jėzus čia sako, palyginimas štai ką reiškia, sėkla yra Dievo žodis. Verse 12, those by the wayside are they that hear, then cometh the devil and taketh away the word out of their hearts, lest they should believe and be saved. Palei kelią tai tie, kurie klausosi,
Paskui ateina velnias ir išrauna žodį iš jų širdies, kad jie netikėtų ir nebūtų išgelbėti. Now, right away, the question is, because there's a debate I hear going on about this parable, is it talking about salvation or carnal Christianity? Ir galim klausti, apie ką čia kalba tas palyginimas, apie išgelbėjimą ir apie kūniškus krikščionis. Like we all know what's coming here. There's three bad soils, three soils that do not bring forth fruit. Kalba apie tris skirtingas dirvas, kurios neneša vaisiaus. And are all these four soils talking about a believer that can have no fruit? Three of them are going to have no fruit, and only one of them is going to have a lot of fruit. Ar galima sakyti, kad šis palyginimas kalba apie tikinčiuosius ir 3 iš 4 neturės vaisiaus savo gyvenime ir tik vieno gyvenimas neš vaisių? So the question is this talking about salvation or is it talking about carnal Christianity, where you can be saved and not have fruit? Ar šitas palyginimas kalba apie išgelbėjimą ir apie kūniškus krikščionis, kurių gyvenimas neduoda vaisiaus? And another question is, does it matter? Bet, o kitas klausimas būtų, ar iš tikrųjų svarbu, apie ką čia kalba? Something tells me that it matters. Kažkas man kalba, kad yra svarbu, kaip mes suprantame šitą Will we live palyginimą. differently if we understand this parable correctly, or one way or another? Do we live differently? Will we be motivated in a different way? Ar mūsų gyvenimai bus kitokie, jeigu mes teisingai suprasim šitą palyginimą, ar mes turėsim tą teisingą motivaciją? But already verse 12 tells us that this apparently is talking about salvation, or not salvation. The ones who had the seed planted, they were like on the wayside, the ground on the wayside that was totally unturned over. It was very hard. 12 eilutė jau kalba apie išgelbėjimą iš tikrųjų ir apie tą kietą dirvą, kuri yra iš tikrųjų prie kelio. Now this is the only verse in the parables that explains that this is talking about salvation, so that makes it very significant. Ir štai eilutė reikšminga, nes jinai tarsi skleidžia, apie ką čia iš tikrųjų kalba, kad čia kalba apie išgelbėjimą. So at least the soil on the wayside is talking about those who are not saved. They received the seed, but it didn't go into the soil, and before it even took root, it was stolen by the birds of the air. The demons came. Jesus explains that the birds are like demons. Ir čia kalba apie žmonės, kurie klausosi Dievo žodžio, bet kažkaip nepriima jį, ir paskui atskrenda tie paukščiai, kurie Jėzus aiškina, kad tai yra demonai ir pavogė tą žodį. Velnias. That was in another place. Here in verse 12 it just says, the devil comes and takes away the word out of their hearts. Wow. Čia iš tikrųjų, sako, ateina velnias ir išrauna žodį iš jų širdies. That means somehow the word was received into the heart. Kažkaip reiškia, kad jie buvo priėmę tą žodį savo širdį. But the heart was not prepared. It was like a ground on the wayside. Bet širdis nebuvo paruošta. Iš tikrųjų, tai yra kaip ta šalikelė. And so the conclusion is, the result is no fruit. Rezultatas, kad nėra vaisiaus, nes tos sėklos yra pavogtos. And their hearts, and lest they should believe and be saved. So apparently they didn't truly believe. They might have given a mental assent, but they didn't really believe in their hearts. Čia sako, ateina velnias ir pavogė, kad jie netikėtų ir nebūtų išgelbėti. Tai reiškia, gal jie kažkaip priėmė į širdį ir savo protų tik tai tikėjo, bet tai nebuvo tas tikras tikėjimas. Yeah, so verse 13. 13 eilutė. This is the next soil. They on the rock are they which, when they hear, receive the word with joy, and these have no root, which for a while believe, and in time of temptation fall away. Ant uolos tai tie, kurie išgirdę žodį su džiaugsmu jį priima, bet neturi šaknų. Jie kurį laikas tiki, o gundymo metu atkrinta. So what does that mean? They fall away. They don't believe anymore. Kad jie daugiau nebetikė. They received the word with joy at first, it says. Jie pirmiausia su džiaugsmu priima Dievo žodį. And they have, received the word with joy. But because of the stony soil, there was no root. The root could not go deep. Bet iš tikrųjų dėl to, kad ta dirva yra akmenuota,
nesuleidžia tas sėklas šaknų. And so, because of that, they fall away, and again, there's no fruit. Ir jie atkrenta ir nėra vaisiaus. So, what do we conclude? Are they not saved? Ar galim sakyti, tai reiškia, kad jie nėra išgelbėti? Or at least we have to understand if this is talking about a carnal Christian, Arba jeigu čia kalba apie tos kūniškus krikščionis, then this is not good. They have lost their fellowship with Jesus. They haven't lost maybe their relationship with jie God, but they've lost their praranda fellowship. bendravimą. Jie nepraranda to santykio su Jėzumi, bet jie praranda bendravimą su Jėzumi. So, yeah, this is the free grace position that we can lose our fellowship, but we cannot lose our relationship if we have believed and received Jesus unto salvation and justification. Ir iš tikrųjų čia yra ta malonės pozicija, kad... pakartoti? Yeah, the free grace position is that we Kad mes galim prarasti savo bendravimą, bet Yeah. neprarasim savo pozicijos. yeah, we can lose Jėzuje. our fellowship, but we can't lose our relationship with Mes Jesus. galim prarasti bendravimą, bet neprarasim to santykio arba We will pozicijos. remain children of God. Mes vis tiek liksime Dievo vaikai. Or like we read last week, 1 Corinthians chapter 3 again. Arba kaip praeitą A bit savaitę further. skaitėme 1 Korintiečiams ar 2 Korintiečiams. Trečią. Yeah, Pirmas Korintiečiams trečias skyrius. Aha. And then from verse 11 to 15 it talks about the 15 eilutės. The day, the Bema Seat judgment. Everything will be judged. Our works will be judged. Gold, silver, precious stones will be purified and come Kalba forth. apie teismą, kai viešpats iš tikrųjų teis mūsų darbus ir iš tikrųjų liks tik tai auksas, sidabras ir brangakmeniai, o visa kita bus sudeginta. Right? It speaks of 3 different degrees or types of blessings that we will enjoy in eternity with God. Ir išliks tik tai tie brangakmeniai, auksas, sidabras ir brangakmeniai, kurios stovauja tos skirtingus palaiminimus. But the other 3 works are wood, hay, and stubble. They will all be burned up in the fire of the judgment, Bema Seat judgment. Medis, šienas ir šiaudai bus sudeginti. But it says that they will still remain saved as if through fire, as though through fire they will still be saved. Ir They will sako, remain children, jie bus išgelbėti, bet tarsi per ugnį. but they will have nothing to carry into eternity that they will be able to rejoice about. They will still be able to rejoice in heaven, but Jie galės džiaugtis dangumi, bet iš tikrųjų prarastos apdovanojimus. perhaps there will be weeping and gnashing of teeth of what they could have had. Ir gal iš tikrųjų tada bus tas raudojimas ir dantų grįžimas dėl to, ką jie prarado. But because they lived in disobedience, they lost blessings that they could have enjoyed for eternity. Dėl to, kad jie gyveno nepaklusnume, jie praras tos amžinus palaiminimus. So this is a good portion that defends the free grace position that we ascribe to in greater grace. Ir tai tarsi This is a good example of geras pavyzdys to malonės pozicijos. that shows the free grace position that we will not be judged with the world, the unbelievers. Now, Bet bus tie 2 skirtingi teismai iš tikrųjų, vienas netikintiems, o kitas tikintiems. we will not take place in the white throne judgment at the end of time when the sheep will be separated from the goats and the goats will be cast into the lake of fire. Netikintieji jie turės savo teismą, iš tikrųjų skirtingą nuo tikinčiųjų. I kind of added the Revelation 20 verse 10 and 11 about that Revelation 19:20 talk about Apreiškimo 19:20 about the lake of fire. kalba, kad iš tikrųjų tie, kurie netikėjo, jie bus įmesti And tam chapter 20 talks about the white throne judgment. Ir apreiškimo 20 skyriui kalba apie tą After, baltojo sosto at the teismą, end of the millennial reign, that's where millennial reign is mentioned in chapter 20 of kuris bus Revelation. tūkstantmetės karalystės pabaigoje. All right, so so yeah, but there's another type of
teaching called hyper grace, and we are not hyper grace. This is very important to Bet make yra dar this viena tokia distinction. Teologija, kuri vadinasi hipermalonė arba super tokia malonė. Now, Ir mūsų bažnyčia neatstovauja tos hyper grace teologijos. sounds like really good, like it sounds like a real gracious church, you know, that they believe in grace. Nors galim galvoti, tai kas blogai su ta super malonė, jie tiki malonę. But it's like one step short of universalism, Bet iš tikrųjų jie labai arti to universalizmo. where they believe that we cannot even lose our fellowship. Once you're saved, you cannot even lose your fellowship. You have a relationship and fellowship with Christ. Jie tiki, kad iš tikrųjų negalim prarasti ne tik tai, kad pozicijos, bet ir bendravimo. Jeigu tu esi išgelbėtas ir turi tą bendravimą, tai tu visuomet niekuomet ir neprarasi bendravimą Yeah, su this is Dievu. again an idea that comes from Florida in America. Ir tos idėjos ateina iš Amerikos, iš Floridos. We don't have any of that teaching here in Germany, as far as I know, this hyper grace. Kiek žinau, čia Vokietijoje nėra tokio mokymo, tos super malonės. But they also believe in 1 John 1:9, that's for the unbeliever, confess your sins. Ir tuomet jie aiškina, kad tas 1 Jono 1:9 yra skirta tik netikintiems, kad tik netikintis turi išpažinti savo nuodėmes. Right? We all know 1 John 1:9. Mes visi žinome 1 Jono 1:9. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins. Jeigu mes išpažįstame savo nuodėmes, jis yra ištikimas ir teisingas, kad atleistų mūsų nuodėmes Cleanse us of all ir unrighteousness. apvalytų mus nuo visų nedorybių. And they say that that's talking about salvation. Ir tas super malonės mokymas savo, kad tenai ta eilutė kalba apie išgelbėjimą. Is that interesting? I think it's interesting. Nežinau, ar jums ar Uh, įdomiai skamba toks so mokymas. why do they believe that? Bet kodėl jie taip tiki? Well, they have a reason, a scriptural reason, because Jesus has died for all the sins of the whole world, right? We Jų believe that also. paaiškinimas yra, kad Jėzus mirė už viso pasaulio nuodėmes ir mes irgi to tikim. But they go one step further and they say that Christ has already forgiven all our sins, for the believer has forgiven all our sins, and so we don't need to confess them anymore. They're already forgiven Ir jie savo, for the kadangi believer. Jėzus jau sumokėjo ir atleido visas nuodėmes, tai tikintis nebeturi išpažinti savo nuodėmę. But wait a minute, isn't that what we teach? Christ has already paid for and forgiven all our sins, the past, present, and future sins. Bet ar mūsų mokymas nėra toksai, kad Kristus jau iš tikrųjų sumokėjo irgi už visas praeities, dabarties ir netgi ateities nuodėmes? Yes, and that's for another day. We will not get into Ir this. mes gal dabar jau iš question. tikrųjų nebeanalizuosim to klausimo. So in closing, because we have 3 minutes left. Ir dabar jau laikas eina į pabaigą. Yes, so I said we wanted to go to Romans 6. Aš sakiau, kad mes dar norėsim atsiversti Romiečiams 6 skyrių. Read something I never heard before, and this might help Ir me at least understand. pasidalinsiu, kas man buvo naujo šią savaitę, nes kažkaip niekuomet neskaičiau taip šitos eilutės. Romans 6:6. 6:6. Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Žinodami, jog mūsų senasis žmogus buvo nukryžiuotas kartu su juo, kad būtų sunaikintas nuodėmės kūnas ir kad mes daugiau nebevergautumėm nuodėmei. Right? Paul says in Galatians 2:20 that I am crucified with Christ, nevertheless I live. But here it says, knowing this, that our old man is crucified. So now Paul is including everyone in this, that we are crucified with Christ. Galatams 2:20 Paulius sako, kad aš esu nukryžiuotas su Kristumi ir dabar ne aš gyvenu. Bet šitoje eilutėje sako, mes iš tikrųjų, mes esame mūsų senasis žmogus nukryžiuotas kartu su juo. And so what is crucified? Because obviously we're still alive, we're still walking. Galim sakyti, kas čia yra nukryžiuota, mes juk esam gyvi, mes vaikštam. But it's the old man. Bet iš tikrųjų nukryžiuotas yra tas senasis žmogus. Now, yeah, I was searching on AI and I discovered that many scholars divide the old man from the carnal nature. They're two different things. Ir iš tikrųjų internete yra daug teologų atskiria senąjį žmogų nuo senos prigimties. Like we say in Lithuanian, senasis aš. Right?
Yeah, so they're saying that that is separate from the old sin nature, which is not crucified. Ir jie sako, kad tas senasis žmogus, senasis aš nukryžiuotas, bet nuodėminga prigimtis nėra nukryžiuota. Very interesting. So this is very similar to separating justification and sanctification. Ir tai panašu, kaip mes atskiriam tai iš tikrųjų pašventinimą nuo Sanctification from išteisinimą nuo justification. pašventinimo. And also salvation from discipleship. Ir taip pat išgelbėjimą nuo mokinystės. And now it makes sense to separate the old man that is crucified from the old sin nature, which still remains with us. Ir taip pat galima skirti iš tikrųjų tą senąjį žmogų, kuris yra nukryžiuotas nuo tos senos nuodėmingos prigimties, kurie lieka su mumis. So it seems so confusing. How could it be that our old man is crucified, but I still have to war with my old sin nature every day? Nes atrodo, kaip gali tai būti, kad tas senasis žmogus nukryžiuotas, o aš kiekvieną dieną turiu kovoti su savo sena nuodėminga prigimtimi. And this is why there is a teaching that believes in the eradication of the old sin nature, that Christ in the finished work, he eradicated even the old sin nature, which we do not believe. Ir taip atsiranda tie mokymai, kad iš tikrųjų Kristus iš tikrųjų sunaikino tą nuodėmingą prigimtį, bet mes to netikime, tokiu mokymu. Even back when we were the Bible Speaks, we did not believe in that eradication of the Holy Mūsų Spirit. I bažnyčia remember. niekuomet netikėjo, kad ta sena nuodėminga prigimtis yra sunaikinta. I remember 41 years ago we hearing teaching about this. Ir aš prisimenu, kaip mes girdėjom mokymą apie tai prieš 41 metus. So, okay, so this explains chapter 7 of Romans. Ir čia gal paaiškina tą Romiečiams 7 skyrius, where Paul is troubled. It seems like he's troubled. You know, what I want to do, I do, don't do, and what I don't want to do, I do, and it's like. Kaip Paulius sako, vargšas aš žmogus, aš nedarau to, ką noriu daryti, ir darau tai, ko nenoriu daryti. Verse 18. 18 eilutė. For I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing. Paulius sako, aš juk žinau, kad manyje, tai yra mano kūne, nėra jokio gėrio. For to will is present with me, but how to perform that which is good I find not. Gero trokšti sugebu, o padaryti ne. Okay, so this explains. So, yeah, if this is talking about Paul as a Christian, yes, it makes sense now that he is battling with the flesh because his old man is crucified. Ir mes matom, kaip Paulius, kaip krikščionis kovoja su tą nuodėmingą prigimtimi, nors tas senasis žmogus jo jau yra nukryžiuotas. Right? His old man Adam is crucified. Jau Kristuje tas senasis žmogus yra nukryžiuotas. But he has this sin nature that somehow that he is Bet ta warring with. nuodėminga prigimtis niekur nedingo ir su ja reikia kovoti. Now, this is also why theologically and throughout church history, this has been one of the most debated portions of Scripture in the whole Bible. Romans chapter 7. Ir Romiečiams 7 skyrius yra teologų labiausiai toks diskutuojamas. You look it up. Bažnyčios All the istorija. earliest church fathers up until Origen, they all believed that this is talking about pre-salvation, before Paul was saved. Ir jūs galit patys patikrinti ir matysit, kaip tie ankstyvieji teologai, jie tikėjo, kad šitos eilutės kalba apie dar prieš tai, kai Paulius buvo išgelbėtas. Right? And even Augustine in his early, they call it the early Augustine, also believed that this was talking about Paul before he was saved. Ir netgi savo ankstyvuosiuose raštuose Augustinas irgi moko, kad čia kalba apie tą laiką, kai Paulius dar nebuvo išgelbėtas. But even Augustine changed his mind when he became older and more mature. Bet vėliau Augustinas iš tikrųjų, kai jis tapo brandesnis, tai pakeitė savo nuomonę apie tai. And he saw that this is actually talking about Paul after he already believed. Ir jisai iš tikrųjų toliau moko, kad čia kalba apie jau įtikėjusi Paulių šitas eilutės. So even Luther and Calvin and all the reformers, they also believe, like the late Augustine, that this is talking about Paul in his Christian life, not before Ir vėliau he jau was a Christian. Liuteris ir Kalvinas jau moko, kad čia kalba apie
Pauliaus poziciją po įtikėjimo. So now we'll finish with Romans chapter 8 Ir mes dabar užbaigsime Romiečiams 8 skyriuje, because we want to talk about the good news of being, nes nenorim palikti jūsų blogą naujieną, norim tos geros naujienos. we need to receive the Holy Spirit, receive Jesus, right? Ir To ta be gera saved. naujiena iš tikrųjų, kad mes turim priimti Kristų, turim priimti šventąją dvasią, We būti talked išgelbėti. We talked last week about Galatians 5:16. that Praeitą if savaitę kalbėjome apie Galatams we 5:16. walk in the Spirit, we will not fulfill the lust of the flesh. Jeigu mes gyvename dvasioje, mes nevykdysime kūno geismų. Right? So those lusts of the flesh are still there Tie for us kūno geismai to renounce them. išlieka ir mes turim jų išsižadėti. Right? Remember who's crucified? Is it this old sin nature? No, it's that old man is crucified, but this sin nature still remains with us because we live in this body of death. Ir Biblija sako, žinau, kad tas senasis žmogus nukryžiuotas, bet nuodėminga prigimtis pasilieka tol, kol mes gyvenam šitose mirties kūnuose. Right? Even in verse 24 of chapter 7, Paul was saying, "O wretched man that I am, who shall deliver me from this body of this death?" Ir dėl to 24 eilutėje Paulius sako, vargšas aš žmogus, kas išlaisvins mane iš šio mirties kūno. Right? So I thank the last verse in chapter 7. I thank God through Jesus Christ our Lord, so that then with my mind I myself serve the law of God, but with the flesh the law of sin. Ir 25 eilutė. Bet ačiū Dievui per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Taigi aš pats protų tarnauju Dievo įstatymui, o kūnu nuodėmės įstatymui. Right? So you see, Paul's setting up the foundation for this spiritual warfare that he's going to explain more fully in chapter 8, which we'll have to save for next week, but Ir we're just going to give a taste here. iš tikrųjų Paulius labiau paaiškina tą dvasinę kovą ir gal mes kitą savaitę daugiau kalbėsim apie tai. Dabar galim tiesiog kaip tarsi paragauti to 8 skyrius. Yes. So chapter 8, verse 1, a verse we all know, but there's of course different versions. Taigi 8 skyrius 1 eilutė, kurią mes gerai žinome ir žinome, kad yra tos skirtingos versijos šitos eilutės. Let's read it in the King James, what we all started with, and maybe in our old Christian life. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, comma. Ir dabar skaitysim tą karaliaus Jokūbo vertimą. Taigi dabar nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje, kurie gyvena ne pagal kūną, bet pagal dvasią. Yeah, comma, who walk not after the flesh, but after the Spirit. See? Kurie nebėra pasmerkimo tiems, kurie gyvena pagal dvasią. We have a choice now. We have Mes free turim volition pasirinkimą, mes turim laisvą valią. because we have the Holy Spirit abiding in us. Nes šventoji dvasia gyvena mumise. And we want to be filled with the Holy Ir Spirit mes norim būti pripildyti šventąją and be dvasią. taught by the Holy Spirit. Ir mokomi šventosios dvasios. Right? So then verse 2, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Ir antra eilutė. Nes gyvenimo Kristuje Jėzuje dvasios įstatymas išlaisvino mane iš nuodėmės ir mirties įstatymo. And then we'll skip to verse 4, that the righteousness of the law might be fulfilled in us who walk not after the flesh, but after the Spirit. Ir ketvirta eilutė. Kad įstatymo teisumas išsipildytų mumise, gyvenančiose ne pagal kūną, bet pagal dvasią. So there you have it. That is in every translation of the Bible. Verse 4, Ir tai we walk not after the flesh, but after the Spirit. ketvirta eilutė visose vertimuose taip pat yra, kad gyvenančiose ne pagal kūną, bet pagal dvasią. For some reason, some of the newer manuscripts show that they added that second part of verse 4 into verse 1 because they thought it would make more sense. Ir todėl tose naujesnėse rankraščiuose buvo ta pati mintis pridėta ir prie pirmos eilutės, nes taip tarsi logiškiau skamba. So we'll have to leave it there for now. Well, let's close in prayer. Gal čia sustokim ir užbaikim dabar maldą. And for homework, read Romans chapter 6, 7, and 8. Ir namų One more darbam time. bus skaityti dar Romiečiams 6, 7 ir 8 skyrių. So Lord, we just ask you to bless these words now. Ir Viešpatie prašom palaimink dabar šitą žodį. Help us to understand
Padėk mums suprasti, but it means that we have freedom now to walk in the Spirit and not in the flesh. ką reiškia turėti laisvę ir gyventi Dievo dvasioje, o ne kūniškoje prigimtyje. Only by your grace, by your strength that you give us Tik through per the Holy tavo Spirit, malonę ir tik su tavo šventosios dvasios jėga we can say no to sin mes galim pasakyti nuodėmei ne. and yes to Jesus. Ir taip Jėzui, We can say yes to obedience to Christ. taip paklusnumui Kristui, We say yes to receiving God's love taip Dievo meilės priėmimui, arba And- taip Dievo meiliai. and forgiving as we have been forgiven. Ir taip mes galim atleisti, kaip mums yra atleista. And to love as we have been loved. Ir mylėti, kaip mes esam pamilti. Now we have a choice. Mes turim pasirinkimą Through the power of the Holy Spirit, per šventosios dvasios jėgą, by your grace, per tavo malonę. and we thank you for that, Lord, for the Amen. promises. All the Dėkojam tau už promises tai. of God are yea and amen. Nes visi tavo pažadai yra taip ir amen. So bless now in Jesus' name. Palaimink Amen. dabar Jėzaus vardu. Amen. Okay, so thank you for your patience. Ir ačiū Sorry, už when- kantrybę. Went over again. I thought for sure it would be shorter. Galvojau, kad pavyks trumpesnis So yeah. žodis, bet išėjo vėl So God ilgai. willing, have a great week. Bet Great week. geros God visiems willing, we'll be here savaitėms. next Sunday. Jeigu pavyks kitą savaitę vėl būsim prisijungsim. All right, bye bye. Thank you, Sudie. Rabanga, for a translation.